Štai rugsėjo vidurys. Mergelės dominavimo laikas. Mergeliai viena svarbiausių planetų yra Merkurijus. Čia jis ir naktinis šeimininkas mergelės ir egzaltuojanti planeta. Mergelių gyvenimą stipriai lemia Merkurijaus judėjimas. Beje, Merkurijus mums visiems yra labai svarbus, nes tai yra bendravimo, mokymosi planeta. Ir štai gera naujiena. Pagaliau jis išeis iš retrogradinės kilpos. Tai vyks penktadienį, vėlai vakare beveik vidurnaktį, 23 valandą 16 minučių. Ir štai nuo šeštadienio galima tikėtis, kad reikalai visi svarbus buitiniai mokymosi reikalai, darbiniai reikalai pagaliau ims judėti sparčiau. Na, o ši savaitė dvi dalis padalinta ne tik Merkurijaus judėjimo pasikeitimo. Iki penktadienio vakaro retrogradinis Merkurijus, o po to jau tiesiai judantis. Šią savaitę dvi dalis dalina ir Mėnulio fazės. Iki ketvirtadienio imtinai tai senas dylantis Mėnulis, ketvirta Mėnulio fazė, kurios užduotis – užbaigti nebaigtus darbus, taisyti klaidas, kažką perdaryti. Paprastai, baigiantis ketvirtąją Mėnulio fazėje, mes būname išsekę, emociškai pavargę, norisi ramybės, galbūt ir vienatvės. Juolab, kad dar ir Merkurijus retrogradinis. Tad nepatartina pirmąją savaitės pusę planuoti bičiuliškų susibūrimų. Apribokite bendravimą. Tik tiek, kiek iš tiesų reikia. Nesigilinkite į kitų žmonių, į savo draugų problemas. Neuždavinėkite klausimų. Nebent patys jie norėtų apie tai pasakyti. Nebūkite įkyrūs. Tiesa, būkite atidūs tam, kas nepasakyta, kas slypi tarp eilučių. Ir šiuo klausimu jūsų nuojauta neapgaus. Mokėkite išgirsti tylą. O štai penktadienį anksti ryte, 4 valandą 40 minučių stos Mėnulio jaunatis. Vyturikam ko gero tai gera naujiena. Jie pradės tą dieną kartu su Mėnulio jaunatimi ir ko gero spės susiplanuoti būsimus savaitės darbus. O ką daryti tiem, kas keliasi vėliau, o ypač pelėdom, kurios laukia vidudienio ir tik tada bando išlipti iš lovos? Kai tik atsibusite, įsižiebkite žvakę ir vis vien planuokite, surašykite savo norus. Pagalvokite apie ateitį. Ir nors labiausiai, manoma, norai pildosi išsakyti, surašyti per pirmą Mėnulio parą, o jinai tęsis neilgai, šįkart nuo 4 valandų 40 minučių iki 6 valandos ryto 53 minučių. Po to jau prasidės antroji Mėnulio diena, o jos užduotis jau kitokia. Tai pasitikrinti, ko man reikia. Būkite atidūs savo pojūčiam. Tai, kas tuo metu jums patiks, bus gražus, skanu, maloniai kvepės. Taip, tai jūsų. Ir to jums reikės visą mėnesį. Bet jeigu kažko nenorės valgyti, su kažko galbūt bendrauti nenorėsite, ar kažko nenorėsite daryti, tai ir žinokite, kad visą mėnesį ir neprisiversite kažko tai atlikti, kas jums dabar nepatinka, ar jums nepatiko, tarkim, drabužis, taip jūs jau ir neužsidėsite per visą mėnesį. Liūdniau, jeigu jūs pajusite, kad su kažkuo nenorite bendrauti, o tai yra artimas žmogus. Čia jau galima tikėtis ir santykių atšalimo. Tokiu atveju likite diplomatiški, raskite logiškų, suprantamų motyvų, kodėl jūs negalite tiek daug laiko skirti artimam žmogui. Na, galbūt jūs pradėjote lankyti sporto treniruotes ar kažkokį tai kūrybinį būrelį. Sugalvokite kažką įtikinamo. Beje, būtent tądien jūs puikiai jausite, ko jums dar trūksta gyvenime. Gal iš tiesų tai ir bus sporto treniruotės, o gal jūs turite kažko naujo išmokti.
gal kažkokią tai užsienio kalbą primiršote ir jums ją reikia pakartoti, o gal norite pradėti vairuoti. Pagalvokite, ko jums trūksta, ko jūs norite ir pasitikėkite tos dienos juslėmis. Ir jeigu penktadienį mes tik tai vadovausimės pojūčiais ir galvosime, ko aš noriu ar nenoriu, bet nieko konkretaus nesiimsime, pajudėti link norimo tikslo galima netgi jau šeštadienį. Šeštadienis tai permainų, naujovių diena. Ir beje, labai palanki pradėti sportuoti. Už tai sekmadienis ypatingas. Saulė bus išskirtinai palankioje pozicijoje. Saulė tai meilė. Saulė vaikai. Saulė yra kūryba. Tai puikus laikas nueiti į teatrą, į koncertą, į meno parodą. Tiesa, dabar Saulė mergelėje, o mergelė kas? Naminiai gyvūnai. Ir jeigu tądien jūs sugalvosite įsigyti kokį nors naminį gyvūną, tas gyvūnas taps ypatingu jūsų draugu. Vis dėlto diena nėra labai palanki aktyviam šventimui, na ir tuščiam vaikam išlaidavimui. Daug nenorėkime, būkime minimalistais. Džiaugsmą ieškokime mažose dalykuose. Galima net pasakyti, kad sekmadienis tai mažų džiaugsmų mokykla. O kas laukia kiekvieną zodiako ženklą šią savaitę, prognozes kiekvienam zodiako ženklui skaitykite tinklapyje palmyroshoroskopai.lt.